Gaminame vyniotinį viliotinį. Sūrį sutarkuokite smulkia tarka, sumaišykite jį su kiaušiniais ir majonezu. Masę gerai išmaišykite, bet neplakite. Į plokščią keturkampę kepimo skardą patieskite kepimo popierių, suvilgykite jį aliejumi, pilkite sūrio masę ir tolygiai paskirstykite. Statykite skardą į orkaitę, iš anksto įkaitintą iki 200 laipsnių ir kepkite apie 5 minutes. Tada sumažinkite temperatūrą iki 150 laipsnių ir dar kepkite apie 10-12 minučių, ištraukite ir palikite atvėsti. Sumaišykite kiaulienos ir jautienos faršą. Nulupkite ir smulkiai sukapokite česnaką. Nulupkite ir smulkiais kubeliais supjaustykite svogūną. Viską suverskite į mėsos faršą, berkite maltos mėsos prieskonių, kvapiųjų maltų pipirų, druskos, įmuškite kiaušinį. Faršą gerai išmaišykite. Kai sūrio pagrindas atvės, ant jo tolygiai po visą plotą užtepkite mėsos įdarą ir susukite vyniotinį. Vyniotinį dėkite ant skardos, patiestos kepimo popieriumi ir kepkite 200 laipsnių karščio orkaitėje 40 minučių. Atvėsinkite ir pjaustykite gabalėliais. Galite ragauti su majonezu. Skanaus!